Sveiki visi. Šiandien toks įdomus prietaisas iš Anglijos. Vadinasi slopintuvas lietuviškai. Angliškai, nežinau, jei nesuklysiu, tai attenuator kažkaip tai tariamas. Gavau labai greitai siuntinuką per 7 dienas kažkur. Arba per 5 darbo dienas, arba iš viso per 7. Šiaip jis yra tokio dydžio. O čia, kaip matot, jis yra toj vietoj, o čia laiškas tuščias. Tai taip įdomiai supakavo visą didelį voką gavau. Taip, ką aš norėjau pasakyti. Tai yra toks daiktas, gal ne visiems įdomus. Vadinasi, kitaip pasakius, konverteris iš line out į mic in. Tai tarkim iš ausinių išėjimo, jeigu jums reikia įrašyti į mikrofono įėjimą, tai jisai konvertuoja visą tai. Apie techniką ne visai išmanau. Tiesiog nusipirkau savo fotoaparatui, nes garsą įrašinėjau iš tokio rekorderio, arba ten lietuviškai garso įrašytuvo, tiesiai į kamerą. Tai man jis reikalingas tiesiog kaip konverteris iš to įrašytuvo įjungti kamerą. Nes tas, rekorderis pasižymiai yra geresnė garso kokybė negu iš fotoaparato. Paskui montuodamas video sinchronizuoju. Šiuo metu aš nenaudoju to rekorderio, tai tiesiai iš mikrofono. Tai pasižiūrim, gal kas čia yra, mažiau kalbam. Darom. Tai čia. Štai jisai. Aha, dar kažkas įdėta. Pasižiūrim, kas čia įdėta. Sąskaita. Taip, ten, kaip matote, tuščia. Pakelsim, taip. Suvesim aiškumą. Matote tuščią. Dedam čia. Tai pažiūrėsim, kas čia yra. Matyt, tos parduotuvės savininkas įdėjo truputį reklamėlės. Kam įdomu, jis turi parduotuvę eBay, kuri vadinasi Fentronics. Ten galima rasti visokių audio prietaisų. Ir taip visokių stereo mikrofonai ir taip toliau. Štai šitas prietaisėlis. Dabar pabandysiu jums parodyti iš arčiau. Matot? Taip. Štai čia yra input. Tai čia yra įėjimas. Tiesiog paimate laidą. Iš ausinių, tarkim, 3,5 mm. Jungiate ausinių išėjimą čia, o čia jungiate mikrofono į mikrofono įėjimą, tarkim, į kamerą. Čia išeina į mikrofoną. Matosi, kad Fentronics, matosi, kad toksai namūdinio darbo. Matyt, žmogus pats ir gamina. Jei pavyks, kada parodysiu, kaip veikia. Kaip jisai veikia. Šiaip geras dalykėlis, net negalvojau, kad tokių yra, bet teks išbandyti. Taigi dar kartoju, nežinau, kartais man sunku paaiškinti žodžiais. Pasakysiu paprastai. Čia yra line out įėjimas. Čia įsijungia. Tarkim, iš kompiuterio line out. O čia yra mikrofono išėjimas. Arba, į kitą prietaisą tai būtų mikrofon out. In. Atsiprašau. Tai tiek žinių šiandien. Geros dienos. Iki.